pažįstat visi, nėra, vai gal ne visi, nežinau, beveik visus turbūt pažįstu, gal keletą tik nematytų veidų. Tai aš esu Gintarė, šiandien esu svečiuose, jūsų ofise. Seniolife kompanija aš esu 14 metai eina. Ir šiandien aš be didelių tokių įžangų, taupydama laiką, tokią temą pasirinkau, iš tikrųjų buvau pasiruošus tokią temą apie alergijas. Kodėl būtent aš kalbėsiu čia apie alergijas, aš nesu sveikatos specialistė, nesu gydytoja, dar kažkas. Ir šiandien iš tikrųjų nekalbėsiu apie alergijas iš tos pusės. Šiandien mano noras yra pateikti šiek tiek iš kitos pusės, nes alergija yra be galo plati tema, be galo. Tai yra tamsus miškas iš tikrųjų ir tai yra didžiulė problema šiandieną. Bet aš pati turėjau alergijų nuo paauglystės, labai vargau su jom, iš tikrųjų labai stipriai tai atsiliepia mano kokybiškam gyvenimui, kaip pasakyti. Tai man patinka ir aš nuo pat pradžių, kai atsiradau Seniolife kompanijoje, kai supratau, kad sveikata tai nėra savaime suprantamas dalykas, kad tai nėra gydytojų reikalas, kad tai yra mano reikalas, tai iš tikrųjų aš labai pamėgau pasigilinti, nes turėjau daugiau sveikatos problemų, ne tik alergiją. Ir tiesiog supratau, kad man patinka pasigilinti, sužinoti, kur tos priežastys, iš kur tos alergijos atsiranda. Ir iš tikrųjų, kaip sakau, tai yra tamsus miškas, bet mano noras šiandien buvo gal šiek tiek per savo tą prizmę pateikti ir iš tokios kitokios pusės, šiek tiek tokios kaip ir buitinės pusės, ko galbūt mes kartais praleidžiam pro akis, o tai būna labai dažnai tų alergijų priežastis. Tai apie viską eigoje, aš dabar gal šiek tiek mėtysiuos, tai visai bus, bet tikiuosi, kad pavyks man ištransliuoti, ką norėjau ištransliuoti. Kas yra alergija, čia kas jau turim turbūt tas problemas, žinom, kas yra alergija, bet man ir pačiai dar šiandien keista, kad ir bendraujant su klientais, sakykime, savo, kiek dar daug žmonių iš tikrųjų net nėra pasigilinę ir nežino. Tarkim, ne tik kas yra alergija, bet turi kažkokią sveikatos problemą ir net nežino, kas tai yra, dėl ko, iš kur. Tai, o man visada, kaip sakau, patiko atrasti, kur yra, kas tai yra ir su kuo tai yra valgoma ir kaip sakyti, iš kur tos kojos dygsta. Ir jeigu skaitėt skelbimą, tai va ten buvo įtraukta ta tokia viena pastraipa, punktas, kaip pasakyti, kad visų alergijų atsiradimo priežastis yra viena. Tai va nuo pat pradžių ir atskleidžiam, kaip sakyti, visas kortas, kad bet kokia alergija tai yra imuninės sistemos problema. Ir iš tikrųjų bet kokia tai būtų alergija, o jų yra daug. Kad tai yra tiesiog imuninės sistemos, tokia reakcija ir į alergenus, kaip pasakyti. Ir tie patys alergenai, kaip mes nesakom, at alergiją turiu šuniukam, kačiukam, pienui, kviečiam, dar kažkam, tai tie dalykai iš savęs jie nėra blogi, alergenai nėra blogi. Tiesiog tai yra organizmo imuninės sistemos iškreipta reakcija į tuos, sakykime, tam tikras medžiagas. Ir visa paslaptis yra mūsų imuninė sistema, kaip jinai su tais dalykais susitvarko. Ir aš kaip sakau, netgi tos pačios, sakykime, kad imuninė sistema atsako už būtent apsaugo mūsų organizmą nuo tų aplinkos veiksnių, tai ir nuo tų įsibrovėlių alergenų. Aš kaip sakau, alergenai yra paprastai kaip žmonės, jie nėra nei geri, nei blogi, vienam tinka, kitam netinka, tai tiesiog. Ir kas yra alergenai? Tiesiog, kad tai yra medžiagos, kurioms žmogaus organizmas įsijautrina, palietus, įkvėpus, suvalgius ir pasireiškia ta alerginė reakcija. Ir alergenai yra skirstomi į tokius, pagrindiniai tie tokie dalykai, visą tai jau žinom, čia tik prabėgom, tai prisiminti, kad yra maisto alergija, tai yra vaistoms alergija, lateksui, vabzdžių įkandimams, įkvėpamoji alergija ir odos, ta vadinama alergija, tai yra sąlytis su oda. Tokie pagrindiniai, tokie šiek tiek tokios įdomios informacijos, kad iš tikrųjų alergija yra didžiulė problema ir būtent ES šalyse, kad tai yra dažniausia lėtinė liga. Šiai dienai jau taip yra skelbiama, kad yra dažniausia lėtinė liga ES, Europoje. Ir labai įdomu, kad iki 25 metų pusė ES piliečių sirgs alerginėmis lygomis. Taip tokia prognozė gan liūdna ir tie 25 metai jau kitais metais. Ir dabar taip atrodo, gal ir nesąmonė, gal ir netiesa, gal čia taip ir nėra, bet
iš kitų skaidrių, nu, turbūt daugiau kas atsiskleist, kodėl taip yra ir kodėl va taip yra kalbama, kad pusė piliečių sirgs alergijomis. Alergijos prasideda vaikystėje, tai yra toks, nu gal vėlgi toks atrodo, nu gal nebūtinai, bet iš tikrųjų tos užuomazgos, tos alergijos jos neatsiranda iš vat staiga, ne, kai sako, vat sualergizavo mane staigiai, tai nestaigiai, tai yra labai daug metų organizmo viduje vykstančių procesų pasiekmė rezultatas. Ir iš tikrųjų, praplečiant tą tokį temą, kad viskas vėlgi, jeigu grįžtant prie imuniteto, tai nuo vaikystės, kokį mes tą imunitetą turim, kaip mes rūpinamės to savo organizmu. Ir visa tai iš tikrųjų atsiliepia vėliau. Jos neišlenda, būna, kad išlenda žaibiškai greitai, bet dauguma alergijų pasireiškia vėliau. Nu, čia vėlgi tokios pagrindinės tam yra alergiški vaikai arba apskritai žmonės ir iš kur pradeda vystytis tos alergijos, kuriems dalykams, nuo ko, kur to šaknis. Pirmiausia, cheminiai maisto priedai, tai šiandien ypatingai kartais žmonės irgi sako, esu alergiška kažkokiam tai maisto produktui, ne kažkokiam, ar vaikai saldumynam, bet tai gal nėra konkrečiai saldumynam, tai yra konkrečiai kažkokiai medžiagai, kuri yra, sakykime, tame produkte, ne kažkokiam šokolade, ar sausainukas, ar dar kažkur. Tai labai dažnai tai būna, kad kažkokiam maisto priedui, nes tų maisto priedų tai yra begalės. Man labai buvo toks įdomus, kad išmetamosios dujos irgi labai stipriai sukelia alergijas. Tai... Labai pasijaučia Vilniui. Tai va, kaip nuo to apsisaugoti, aš kaip sakau, kaip grįžtam prie tų alergenų, kad mes jų tikrai neišvengsim. Taip kaip neišvengsim virusų, kaip neišvengsim bakterijų, nuo jų nėra šansų apsisaugoti, taip ir nuo alergenų nėra šansų apsisaugoti. Nu tai kur tu? Visur išmetamosios dujas ir visi kiti dalykai. Tai vienintelis dalykas, ką mes turim daryti, tai dirbti su savo imuninė sistema. Šitą vietą man irgi buvo labai įdomi. Ir čia gal toks labiausiai ir atsiskleis, kodėl kalbama, kad pusė piliečių Europos turės alergijas. Alergijos reiškiasi per tam tikras kūno vietas. Ir tarkim veidas, ant veido, ratilai aplink akis, pajuodę paakiai, veido patinimas, dažnas šniurkščiavimas, dažni peršalimai, gausios gleivės nosys, dažni ausų skausmai, tonzilitas. Tai yra alergijų požymiai. Ir vėlgi, jeigu grįžtant prie tų vaikų, ką mes darom, gydom, tonzilitas, dažni ausų uždegimai ir šiandien ypatingai labai didelė problema, nežinau, kiek jūs susidurėt, bet dažni ausų skausmai, tai vaikams uždegimai, tai yra nuolatiniai, tas lydi tuos vaikus ir mes gydom, gydytojai ar mamos, gydo ausytės. Bet aišku, jeigu tai yra vieną, antrą kartą, tai gali būti kaip ir komplikacija, sakykime, kažkokio tai viruso, bet jeigu tai yra nuolatinis, tai rodo tiesiog alergiją. Tonzilitai, kad mano irgi pačios nuo vaikystės ta problema buvo ištisiniai gerklės skausmai, tonzilės ištinusios, tai irgi pastoviai gydydavau antibiotikais, vaistais, tokiais tepalais ir visa kita, bet kad jau tada prasidėjo būtent tos alergijos mezgėsi, tai kas vėliau išlindo į didesnės problemas. Labai atkreipti iš tikrųjų dėmesį, kad ir grįžtant ratilai apie akis pajuodę, kažkaip gal geležies vaikų trūksta, gal dar kažkas, bet ir šiandien žinom, kad tai gali būti ir alergija. Nėra, kad 100%, kad jau akiai pajuodę ir tikrai alergija. Visada reikia tirti, bet neatmesti, jau dabar neatmesti tų dalykų, kad gali būti alergija. Oda jau aišku, nežulys, bėrimai, egzema, paburkimas, vandens sulaikymas, čia tokie jau labiausiai atpažįstami simptomai. Šitas irgi toks įdomus variantas apie koliką, vėmimą, viduriavimą, pilvo skausmus. Tai taip pat labai dažnos vaikų problemos šiai dienai yra, bet irgi dažnai yra nurašoma, kad gal neurologiniam įvairiausiam sutrikimam, kad vaikui gal iš streso pilvas skauda. Tai mano broliui irgi vaikystėje pastoviai pilvukas skaudėdavo, tai irgi nežinos. Stresas, o galbūt tai yra ir alergijų tam tikri. Užsimezgusios alergijos jau buvo. Ir pati turiu vieną klientę, kurios vaikui pastoviai irgi viduriavimas ir vėmimas. Neįmanoma, tas vaikas jau nebėra mažas, jau į mokyklą eina.
Bet sako, nu kas vyksta, 2-3 metai jau pastoviai neišsikapstom ir stiprinas maistinės medžiagos, visą kitą vaistų atsisakė, nes prieš tai irgi pastovus buvo ausų uždegimai, nuolatiniai. Tai šitą problemą susitvarkėm, tada prasidėjo vėmimas, viduriavimas. Bet man taip irgi galvoju, nu negali šitai būti, nu nenormaliai, į mėnesį po kelis kartus, sakau, tirkitės alergijas. Ne prie ko čia alergija, vėmimas ir viduriavimas ištisai. Tai va po gal kokių 2 metų ar 3 išgirdo, pasidarė alerginius tyrimus ir iš tikrųjų labai stipriai yra vaiko organizmas įsijautrinęs ir praktiškai visiems grūdam alergiškas ir tom pačiom patelinės erkutėm ir daugybė kitų dalykų yra labai stipri alergija. O vaikas irgi šiek tiek ir antsvorį turi ir pastoviai bandelės ir visi kiti dalykai, tie, kuriuos labai mėgsta dabar vaikai, jie patys nusiperka. Tai va, ir atrodo ir stiprina, atrodo ir tvarko, ir nuo to viduriavimo pastoviai kažką vartoja, bet kad yra problema alergija. Kvėpavimas, tai yra kosėjimas, vėlgi dažni gerklės skausmai, ištinės liežuvis, gerklė, astma, kvėpavimo takų infekcijos, tai irgi yra alergijų simptomai. Ir psichika irgi paveikia, tai yra hiperaktyvumas, sunku susikaupti, per didelis emocingumas, nemiga, šlapinimasis į lovą. Vat vėlgi šiandien šitie dalykai, jie pirmieji, tai čia irgi turbūt pas kas antrą vaiką mes aptiktumėm tuos dalykus. Ir įvairiausių tų yra teorijų, kaip, dėl ko ir iš kur, bet tai yra priskiriama šiandien alergijom. Nes viskas yra susiję, jau kiek mes nedomimės, čia daugumą konsultantų, žinom, kad žarnynas tiesiogiai susijęs su smegenų veikla, o vėlgi žarnynas tai yra tiesiogiai su imuninė sistema, tai yra viskas surišta per vien. Ir gaunasi tokie dalykai kaip alergijos. Tai va, tai aš čia biškį kapščiau, sakau, per savo tą pusę, per savo prizmę, iš kur pas mane buvo ir tie pakiai pajuodę pastovus, ir tie dažni peršalimai ištisiniai, tonzilitai ir ištisiniai šitie buvo mane lydėjo nuo vaikystės, ir antibiotikai ir visa kita, tai ir išsiderinę žarnynas, ir imuninė sistema. Ir kas vėliau man paauglystėje pradėjo reikštis labai stipri šienligė. Tai va, kas toliau? Toliau einam prie tokio vieno reikalo vaistukų. Nu, atsitiko alergija, ką darysi, geriam vaistus. Aš pati daug metų vartojau hormoninius vaistus nuo šitų savo alergijos. Tai buvo į nosį purškiami vaistai, kurie man realiai, tokio kaip ir pagalbos didelės nesuteikė, būdavo tam tikri momentai, tik užgeisindavo tos simptomus ir viskas, bet tokio dalyko kaip išgydyti, ir aš šiandien galvoju, ar yra vaistais išgydomos alergijos. Nu, esat girdėję, kad kažkas turi alergiją, pavartoja vaistų ir išsigydė tą alergiją. Tai va, ir įdomiausia, kad kuo daugiau tu jų geri, tuo ta situacija prastėja, taip ir man buvo. Pradžioje buvo tik purškiami vaistai, buvo vieną kartą į savaitę purškiami, paskui kas antrą dieną, paskui kiekvieną dieną, tada jau nebenuimdavo, tada jau prasidėjo tabletės ir pasaka be galo, ir po pasakoje ir išsiderinė įvairiausia iš tikrųjų ir medžiagų apykaita, ir kraujotaka, ir imuninė sistema, ir skrandžio problemos, daugybė tų sveikatos negalavimų. Aš nesakau, kad tai atsitiko tik vienu vaistu, visa tai irgi kompleksas, bet ką noriu šiandien parodyti. Pasirodo, čia yra labai populiarus vaistas, nežinau. Šitą informaciją visa yra neslapta, tai yra iš interneto ištraukta, iš oficialių puslapių. Nu va, turime vaistuką, kuris vartojamas nuo šienligės, ne, va čia nežulys, lovų ir rūta nosis, kaip ir pas mane būdavo, paraudusios ašarojančios akis, pastoviai skaudanti gerklė. Ir vat, nusiperkam tokį vaistuką pasigydyti. Ir tada atsiverčiam šalutinių poveikių lentelę ir skaitom. Čia va, dažnai pasireiškia rinitas, nosies gleivinės dirginimas, alerginis konjunktvitas, atidirginimas, skrandžio skausmas, pilvo skausmai, viduriavimas, lūpų tinimas, egzema, dilgėlinė. Čia vat, kai gydomės nuo alergijos su vaistais. Ir galim sakyti, nu jo, čia tie šalutiniai poveikiai nedažnai, bet jeigu žmogaus organizmas turi tokį gebėjimą įsijautrinti ir įsialerginti net maisto produktams, kurie yra kaip ir saugus, net yra žmogui skirti, bet įsialergina. Tai vėlgi, kaip ir jeigu prisimenat skaidrę įvairiausiam cheminiam priedam, tai įsijautrinti organizmas mūsų dar greičiau įsijautrina tiem dalykam. Kitas vaistas yra klaritinas. Irgi, žinau, labai plačiai vartojamas, tai vėlgi mažina alergijos simptomus.
vartojamas dėl šienligės, čiaudulio, slogos, dilgėlinės. Nu, šiandien dilgėlinės tai yra irgi labai paplitęs toks reiškinys. Ir vėlgi pasižiūrime šalutinius poveikius. Galvos skausmas, apetitas, nemiga, nu čia tie gal tokie visai normaliai dar, ne, nesusiję čia vaikams. Žiūrėkit, dažniausiai 2-12 metų vaikams tokie sunkios alerginės reakcijos, plaukų slinkimas, išbėrimas. Nu, čia va pykinimas, burnos džiūvimas, čia dar daugiau, bet tokius pabraukiau, kas su alergijom ir dar, žiūrėkit, plaukų slinkimas. Labai įdomiai, nemažai praanalizavau vaistų šalutinių poveikių ir praktiškai prie visų, tiek skrandžio rūgštingumui gydyti vaistai, tiek hormoninės, žodžiu, sistemos. Labai daug šalutinių poveikių buvo įtraukta kaip plaukų slinkimas ir alopecija, tiesiog įvardinta. Tai nors tai nėra susijęs su alergijom, bet nu, tiesiog man pačiai buvo įdomu. Tai aš kiek atsimenu, seniau tokios lygos kaip ir alopecija nelabai buvo. Šiandien aš pati turiu klientų, vaikų, nedidelių su alopecija. Tai iš kur tada tie dalykai, iš kur tos lygos ir iš kur tos, tie nauji pavadinimai lygų. Nu ir dar vieną paėmiau, čia daug neanalizuosim, čia visi gali analizuoti. Zirteką pasimki mane, kurį naudoja mama, žinau, netgi vaikam apraminti kartais, net ne nuo alergijos. Tai irgi toks, vat, palengvinti, dilgėliniai palengvinti, dar kažkam, nu, vat, tai irgi šalutiniai poveikiai. Ir labai man įdomu buvo stebėti vaistų šalutinių poveikių lapelius, kad kuo toks atrodo nekaltesnis, paprastesnis vaistas be receptų, tuo žinokit šalutinių poveikių tos išplotinės buvo didesnis. Nu vėlgi žiūrim, rinitas vaikam, viduriavimas, pykinimas, odos pojūčiai, pilvo skausmas, niežėjimas, bėrimas, alerginės reakcijos, sunkios, dilgėlinė, edema. Tai visus šitos vaistus mes tikrai nevartojam retkarčiais, aš sakau, aš pati nuo alergijų vaistus vartoju 4 metus ištisai ir nuolatos. Tai kokia tikimybė, kad man neatsiras tie šalutiniai poveikiai, tai nu, maža tikimybė. Ką dabar noriu pasakyti? Dabar nesupraskit, kad čia dabar tų vaistų jau Jėzau gink Dieve negalima vartoti, nereikia ir šiai dienai aš jau kitaip galvoju, kartais gal ir reikia ir nieko čia nepadarysi ir nedingsi, būna įvairiausių tų situacijų, plus kai yra alergija, tai iš tikrųjų negalima juokauti, nes būna tų staigių reakcijų, į kurias mes turime reaguoti. Bet alergija tai nėra ta liga, kuri turi būti gydoma vaistais. Alergija yra grynai gyvenimo būdo liga ir jinai turi būti tvarkoma keičiant gyvenimo būdą, o tik tie tokie dalykai galbūt tik visiškai kraštutiniais atvejais, kai jau reikia labai palengvinti. Bet dabar gerai, sakysit, nu tai gerai, o iš kur ta alergija atsirado, jeigu aš iki tol nevartoju, ne vaistų nuo alergijos, nu tai mane iššaukė, neatsirado. Nu tada eikim prie kitos rūšies vaistų. Tonzilgon, bet esu irgi nemažai jų išgerusi, tai yra toks labai fainas vaistas su labai gera tokia sudėtim, sakyčiau, tokia net gundančia, viliojančia sudėtim. Nu, visiškai natūrali, pažiūrėkit, svilarožių šaknis, ramunėlės, asiūklis, riešutmedis, kraujažolė, ąžuolų žievė, kiaupienių žolė. Ir šitas būtent preparatas yra pagrįstas ilgalaikiu vartojimu. Tai čia toks kaip ir jau, kad užkirsti kelią tiem tonzilitam, reikėtų pavartoti ilgėliau. Ir žinau, labai daug mamų irgi duoda. Jau pradėjusios domėtis, sakykime, tai šalutiniais vaistų visokiais poveikiais, kažko natūralesnį vaistą. Ir vėlgi, dilgėlinė, alerginės reakcijos, bėrimas, dilgėlinė, net kraujotakos sutrikimai. Tai vis tiek, jeigu mes jį vartojam ilgą laiką, tai vis tiek, vat, nu, pas mus gali atsirasti tų dilgėlinių. Ir žinom, šiandien su bėrimais ypatingai labai daug yra. Tad vien Facebooką kartais praverti, ten mamyčių tose forumuose prifotografuota tų vaikų su baisiausiais bėrimais. Ir nu atrodo iš kur, kaip, kas ir kodėl. Nu, gal kartais ir tiek užtenka. Šitas reikalas irgi labai populiarus yra. Nežinau, ar yra kas nėra ragavę ir gavę šito reikalo. Aš nesutikiu. Ir labai populiarus iš tikrųjų, ir čia vartojamas atsikosėjimui, sergant ūminiam, lėtiniam bronchų, plaučių lygom, bet nu šalutiniai poveikiai tai yra išvis labai baisus, kad tai yra imuninės sistemos sutrikimai, jau įsivaizduokit, veikia net imuninės sistemos lygmenyje, bėrimas, dilgėlinės, anafilaksinės reakcijos, šokai, dusuliai, temperatūros padidėjimas, drebulys, gydom vaiką ne nuo kažko, kyla temperatūra, blogėja, vežami priimamai. Sekreto tekėjimas iš nosies, kvėpavimo sistemos, nevirškinimas, dilgėlinė, nu žodžiu,
Bet aš čia tik su alergijom, čia dar pasiskaičius, dar yra baisesnių tų šalutinių poveikių. Ypač paskutinis, nebešiurtinsiu. Šitas iš vis, kai perskaičiau, pasistojo plaukai ir nusileido labai negreitai, nes šitas Nurofen Forte vaikams yra duodamas nuo 5 kg, tai yra nuo 3 mėnesių iki 12 metų, bet šalutinio poveikio ta buvo pati ilgiausia. Ir man čia būtų reikėję kokių 4 skaidrių, kad sudėti, uždėjau daug rašyti. Kad čia jau žarnų kraujavimas, pilvo skausmai ir visa kita, juodos spalvos išmatos, reti bei rimtų alerginių reakcijų požymiai, blogėjanti astma, jeigu duodam nuo temperatūros vaikui, galim pabloginti astmą, švokštimas, žinau, pati auginau sūnų, būdavo tas švokštimas, kuris labai gazdindavo, bet jis vaistų pas mus negeras yra, dusulys. Ir va šitas labai toks įdomus. Taip gali atsitikti ir pirmą kartą vartojant vaistą. Tai va čia jau nebereikia laukti, net kad tiesiog iš pirmo karto gali atsitikti tokie dalykai. Tai aš sakau, aš apie alergiją šiek tiek norėjau biškutį iš buitinės tokios pusės, nes aš pati šiai dienai susilaukiu labai daug mamų su įvairiausiais kosėjimais, dar visokiais pereina visus gydytojus, nieks neranda priežasties, nieks neranda iš kur, nieks neranda. Ir tada pats sėdi, galvoju, kame šaknis, bet visada kalbant, gal vartoja žmonės vaistus kažkokį, tiesiog temperatūrai mažinti, dar kažkam, nuo gerklės, kad pasiskaitytų vaistų šalutinius poveikius. Ir aš kaip sakau, įvertinti, kas yra geriau, ar greitai tą simptomą užslopinti ir tą temperatūrą staigiai numušti, ar įvertinti, kad gali būti tokie šalutiniai poveikiai. Tai visada įvertinti tuos dalykus. Dar vienas dalykas, ką mes sunkiai irgi šiandien išvengsim, kas labai stipriai prisideda prie alergijų, nes aš sakau, apie mitybą nekalbėsiu šiandien, nes tai yra turbūt lengviausia, atpažįstam, kas alergizuoja, išėmam iš mitybos ir kažkaip tvarkomės, bet aš kalbu apie tokius dalykus, kurių kartais neišvengiam arba nežinom, kad galim su tais prisidirbti. Man patiko irgi pasiknasiuoti, šiek tiek pasižiūrinėti, kaip veikia, tai vėlgi buvo didžiulės apimties, tyrimas apie 6000 žmonių buvo nustatyta, kad nuolat chemikalais nenusolantieji iškvėpia vis mažiau oro, nei tie, kurie nenaudoja buitinės chemijos. Tai atrodo, jog įvairūs valikliai daro ilgalaikę žalą plaučiams, tai vėlgi žiūrėkime, astma šiandien yra ir alergijos, ir epidemija, ir aš atsimenu, save vaikystėje, bet man astma būdavo ta liga, kuris siejasi su jau garbingo amžiaus žmonėm. Nes iš tikrųjų, kai aš augau, retai būdavo, kad vaikų dar astma sirgdavo. Bent jau aš savo aplinkoje neturėdavau. Man toks jau būdavo mano babytės, amžiaus žmonės, jau būdavo, kad astma serga. Tai vėlgi, tai gyvenimo būdo liga. O šiandien astma praktiškai pagrindinė, turbūt viena iš pagrindinių vaikų ligų. Tai cheminės priemonės pažeidžia gleivinę, dengiančią kvėpavimo takus. Apie chlorą dar irgi išsiaiškinom. Chloras, kuris yra naudojamas visuose baseinuose. Ir kad tai yra be galo nuodinga medžiaga, kuri savo tos nuodus ir kenkia, netgi netidarius buteliuką, garuoja per pakuotės, per plasmasę, kažkur jeigu stovi uždaryti buteliukai, nenaudojam namuose, jie vis tiek garuoja ir jeigu mes skalbiam rūbus su milteliais, kuriuose yra chloro, jie neišsiplauna ir skalbimo mašinos neišplauna, neįmanoma išplauti iš rūbų chloro ir neišsiplauna, vis tiek lieka skalbimo mašino ir kaip skaičiau irgi vieno profesoriaus tos atsiliepimus, žodžiu, net atidarius būgną, išimti rūbus, tai iš karto labai didelė koncentracija chloro patenka žmogus, jeigu yra naudojami milteliai skalbikliai su chloru. Ir labai įdomu yra, kad jau žmonės domisi tą sveikatą, nes, sakykime, vis tiek ieško tų kokybiškesnių priemonių. Ir labai įdomiai gamintojai gudrauja. Ne visada galima atskirti, kur yra įdėta į valymo priemonės chloro, sakykime, jeigu perkam kažkur. Bet labai galima puikiai atskirti iš to, kad kuo labiau produktas kvepia, kuo yra daugiau pridėta aromatinių medžiagų, tuo yra didesnė tikimybė, kad ten bus chloro, nes gamintojas taip slepia chloro kvapą. Tai kuo aštresnis ir toks malonesnis, sakykime, ne kvapas, kažkoks gėlių levandų, tai ten greičiausiai bus chloro.
Ir labai buvo daug informacijos apie jį čia prisidėjus, iš tikrųjų labai didelė žala ir labai atsargiai, kas naudojat chemikalus, galbūt darbe, galbūt kažkur vis tiek reikia, vat nesumaišyti, nes jeigu vieną supilam ir antrą, labai dažnai pasirodo, labai daug mirčių yra fiksuojama, bet būtent perdozavus ir apsinuodijus cheminę medžiagą, tai kažkodėl nėra apie tai skelbiama, vat aš irgi statistiką žiūrėjau, kad kai kurios pavyksta žmonės išgelbėti, o labai daug jie tiesiog nebepavyksta išgelbėti, apsinuodijus, o tiesiog valant namus įvyksta sprogimai, nusideginimai ir taip toliau. Būtent jeigu sudubliuojam kelis produktus, priemonės, kurie turi chloro. Tai ir va, čia to profesoriaus apie valymo priemonės, čia tiesiog, kad valymo priemonės, sakykim, chemikalai esantys namų valymo priemonės yra tokie pavojingi, kad jų daroma žala plaučiams, prilyginama 20 cigarečių surūkymu per dieną. Tai vėlgi kažkaip taip žinau irgi mamų, kurios labai mėgsta tos valymo priemonės, sako, man turi namai būti išdezinfekuoti ir vos ne ten to kvepėti taip kaip ligoninė, kad tada tik įsivaizduoju, kad yra švaru ir apsaugoti savo vaikus. Bet jis kaip tik kalba apie vaikus, kad labai svarbu domėtis ir žiūrėti, su kuo skalbiam, su kuo valom, kokią sąveiką su organizmu mūsų vaikai ar rankytės, kojytės neliečia tų, sakykime, pavojingų priemonių. Ir dar vieną tokia apie buitinę chemiją, būtent apie skalbimui skirtų, kad turi neigiamą poveikį žinom ir kad su nuotekom plovikliai patenka į vandens telkinius, ima žydėti, juose dūsta žuvis, nyksta augalai. Ir žiūrėkit, nuolatinis nuovargis, bloga nuotaika ir neaiškios kilmės alergija kamuoja daugelį žmonių. Jų organizme aptinkama toksiškų medžiagų, kurios pažeidžia kepenis, smegenis, imuninę ir reprodukcinę sistemą. Vos gimusio kūdikio kūne jau yra svetimų medžiagų, cheminių medžiagų. Tai va čia tokie irgi gal atsakymai, kodėl kūdikėliai kelių mėnesių jau alergiški, jau dermatitai, jau dar kažkas. Tai kai pradedi kalbėti apie organizmo užterštumą, tai būna, kad ir tai parodo, iš kur čia tas užterštumas, ką tik gimęs kūdikis, tai kad jis jau ateina iš tikrųjų pasaulį su svetimom cheminėm medžiagom. Čia irgi skalbimui naudojama buitinė chemija yra tarsi alergenų koncentratas. Tai va, tai gal tiek to šiurpinimo šiandien. Visi naudojam geras priemonės. Bet ką aš rodau, aš kalbu ne jums, aš tiesiog kalbu, kai vis tiek mes kaip konsultantai susidurėm su tom alergijom ir tiesiog nebijoti žmonių paklausti, su kuo valo namus. Ir aš pati esu turėjus tokių labai įdomių situacijų, kai irgi atėjo pas mane viena klientė ir sako, keli metai vaikas koso, nedidelis tas vaikas, galbūt 3-4 metukų, bet sako, tie metai laiko jau nerandam, per gydytojus pereitą nerandam, niekur priežasties. Ir sakau, pasikviečiu arbatų, sakau, ateikit pas mane, pabendrausim. Ir tas vaikas sėdi pas mane ant žemės, žaidžia dar su žaisliukais, kokią porą valandų prakalbėjom, ta mama taip sėdi, sako, nesuprantu, kodėl jis pas tave nekoso. Tai vėl man tokia buvo, sakau, pas mane 10 metų nėra buitinės chemijos namuose. Aišku, aš sakau, mes nesame apsisaugę, baldai, klijai, visą tai garuoja. Mes negyvenam kažkam šiaudiniam namelėje, bet papildomai dar bent jau neplauni grindų, ten dar, nes viskas labai stipriai garuoja. Kaip sakau, netgi tos priemonės uždarytos, kur yra vonioje, ar ten kažkur po kriauklėje, jos visos garuoja. Tai man irgi toks buvo labai toks aiškus parodymas, kad iš tikrųjų ant kiek tie vaikai yra jautrus kaip kanarėlės, jeigu skaitėt mitybos Bibliją, vaikai yra prilyginami kanarėlėm, nes yra be galo jautrus. Suaugusio žmogaus organizmas nėra tiek jautrus chemijai ir įvairiems kvapams, kiek yra mažų vaikučių. Ir tada grįžkim prie tos imuninės sistemos, aš kaip sakau, tų visų alergenų mes neišvengsim ir net nevarkim. Vis tiek mes išmetamosios dujos ir maistas ir viskas mes neapsisaugosim. Ir jeigu šiandien pamiršit, ką aš čia kalbėjau, nieko neatsiminsit, ką čia daryti ir kaip toliau, tai aš įdėjau specialiai tokį paveiksliuką, kad atsimintumėte tą moterį. Atsiminkit tą moterį. Mūsų imuninė sistema turi atrodyti va taip. Jeigu mes norim neturėti alergiją, jeigu mes norim apskritai nesirgti, tai, nebūtinai tiesiogiai taip, bet tas kūnas, įsivaizduokit, kad jis turi būti stangrus, lieknas, tik tada jis galės atsimušti visiems alergenam ir kitiem virusam, bakterijom. O kad tas kūnas toks būtų, tai kiek reikia darbo įdėti, ne? Tai yra pastovus, nuolatinis darbas, tai yra mitybas, sportas ir visa kita. Tai taip turi atrodyti mūsų imuninė sistema. Ir apie alergijas mes turim galvoti
ne pavasarį, kai pradeda žydėti, o ištisus metus, kad vat jinai būtų stipri ir galėtų, nu, va taip atsispardyti. Kaip sustiprinti, žinom visi, nieko aš čia daug nepasakysiu, keletą tokių momentų, šiek tiek tokių irgi įdomesnių per praktiką ir patirtį. Šiai dienai tikrai labai aiškiai suvokiu, kad turi būti absoliučiai visuma. Tai yra stipraus imuniteto, kaip sakykime, paveikslas, ane? Ir bet kokią dalį išimkim, tai nebus bendro paveikslo. Vis tiek, tai mes turim rūpintis. Tiek ką dedam į burną, tiek vanduo, tiek fiziškai tas aktyvumas, kiek jau ką pajėgėm, ane, pavaikštom biškį, pasimankštinom, pasitampom, dar kažką. Ir tome gryname ore pabūti ir šiandien galvoju, su šituo dalyku labai pas žmonės yra didelė problema. Jeigu jau į mitybą žiūrime ir galbūt jau suprantam iš tikrųjų, kad ta mityba, bet dar apie laiką ir poilsį dar kažkaip dar nesusijungia, dar prasilenkia. Nes režimo jokio, miegam belekada, keliamės belekada, nu, aš pagal save sakau, bet žinau iš tikrųjų, kad daug yra tokių, kurie alina save, darbas, paskui dar sportas ir dar kažkas ir tokiam kokybiškam poilsiui nebėra laiko. Bet mano pačios režimas buvo toks, kad aš esu miegalė, aš mėgstu ilgai miegoti. Nu, išsimiegi savo normaliai, ne, ir anksti negalėt miegoti, nu, neina miegas. Ir tada ten blūdė iki vidurnakčio, kol neini miegoti. Nu, ir išsiderina tas visas. Sužiūrėkit, kaip kenkia imuniniai sistemai. Nes kada aš pradėjau suvokti, kad aš turiu eiti laiku miegoti bent iki 12, kaip sakau, tą pačią dieną. Nu, va dabar jau mano tas toks yra nueiti miegoti tą pačią dieną. Tai tu suvoki, kad imuninė sistema ir apskritai organizmas dirba labai sunkų, intensyvų darbą miego metu ir būtent naktį. Tai nereiškia, kad dienos metu, tai būtent turi būti atitinkamas laikas naktį nuo vakaro, kada įsijungia tam tikri hormonai, kurie atsakingi už imunitetą, už toksinų išnešimą iš organizmo, už daugelį dalykų, už riebalų deginimą, už atsistatymą. Ir jeigu, kaip sako, neatėjo laikas įsijungtiem hormonam, o aš nemiegu, ir jie neįsijungia, ir viskas, ir aš tą jau prarandu, ir viskas, mano imuninė sistema jau tą naktį nebegavo. Nu, nebebuvo su jie atlikta tam tikri dalykai, nebeatsistatė. Tai va, sakau, jau save priverčiu ir tikrai jaučiasi labai stipriai ant apskritai dienos ir energijos ir viso kito, kai tu eini laiku miegoti, ta prasme, tai yra režimas. Ir šitas irgi labai svarbus, sekti vitaminų ir mineralų mikroelementų kiekį. Čia toks, sakau, labai svarbus, bet iš kitos pusės žiūrint, šiai dienai turbūt didžiausia turėtų paveikslo dalį žimti, tai yra be galo svarbu. Nes jeigu mes žinome, ne, visi esam sudaryti iš vitaminų mineralų, tai yra pagrindinis kuras, nes jeigu kuro trūks, mes neturėsim sveikatos nei fiziškai būti aktyvus, mes neturėsim nei apetito normaliai valgyti ir mes neturėsime net normalaus poilsio, todėl kad išsiderinęs vėlgi organizmas, trūkumas mitybos maistinių medžiagų, išderinę ir miegą, žiūrėkit, ir nemigos kankina žmonės ir daug dalykų, tai irgi būna dėl maisto medžiagų trūkumo. Ir turiu tokius irgi porą pavyzdžių, vėlgi tai nėra taisyklė, tai nėra faktas tikrai, bet daug tų pavyzdžių ir tu tiesiog susieki kartais, susijungi. Turiu savo aplinkoje pažįstamą moterį, jauną moterį, jinai yra mitybos specialistė ir trenerė. Jinai yra Instagramo, kaip pasakyti, nėra žvaigždė, bet jinai gan žymi yra Instagrame ir jinai dirba trenerė, labai sveikai maitinasi, su vyru yra žaliavalgiai, ne, veganai turbūt. Tai žodžiu, viskas tik apie sveikatą ir pastoviai tie visi jos story ir visa kita, apie sveikatą, mitybą, dėlioja planus ir visa kita, viskas yra gerai, gražiai atrodo, į ledinį vandenį lipa, turi 2 vaikučius, bet turi stiprią šienligę. Ir kai bandai pakalbėti su tokiu žmogu, esam kalbėti, tai vis tiek, ką tu gali paaiškinti tam mitybos specialistui, treneriui apie imunitetą, ne, viskas yra gerai, mes esam sveiki, energingi ir va tas kūnas atrodo ten kaip tos moters. Bet kasmet ta šienligė ją vargina ir vis stiprėja. Tai vis tiek, imuninė sistema kažkurioje vietoje nesusitvarko. Dar kol yra jauna, kol turi energijos, medžiagų apykaita gerai veikia, viskas yra tvarkoje. Ir jau šiemet, kai jau labai stipriai prispyrė, jau pasiėmė vieną produktą, kuriuo labai džiaugiasi. Šiek tiek vėliau papasakosiu prie produktų.
Tai va, ir atrodo viskas kaip ir būtų, sveikai maitinasi, geria vandens, fiziškai aktyvi, nu, to poilsio, nežinau kiek kaip, bet labai daug patiria stresų, todėl kad turi autistą sūnų. Tai va, sūnus vėlgi yra išnešiotas ant veganiškos mitybos ir tai iš karto turbūt pasijautė. Ir patiria labai didžiulį stresą, o mes žinom, kad stresui suvaldyti maistinių medžiagų reikia labai daug. Tai vėl viskas susiveda į maistinės medžiagas. Ir dar vieną pavyzdį panašu paminėti. Savo mamą, kuri nėra nei mitybos specialistė, nei sportuojanti, bet gyvena aktyvų gyvenimo būdą, jinai labai daug juda, labai daug ir dirba ir visa kita. Bet jinai 14 metų vartoja maistinės medžiagas. Neolife maistinės medžiagas. Ir jinai buvo labai alergiška bičių įkandimui. Yra tekę ir priimama įvežti, suteikti pirmąją pagalbą. Ir iš tikrųjų jinai gyvena kaime, bet tų bičių bijodavo jau kaip ten skrydžius, nes iš tikrųjų labai baisios reakcijos būdavo. Ir kai pradėjo vartoti tos produktus, tiesiog stiprinosi, jai nebeliko tos alergijos. Jinai puikiausiai, kad ir kelios bitės sugelia, jinai iš vis nieko, jinai išsirauna svogūną iš daržo, pasitrina, jai net nebeištinsta. Tai vat sakau, ant kiek vis tiek yra svarbios maistinės medžiagos, palaikyti imuninę sistemą, greit matyti suveikia, sukovoja ir viskas veikia puikiai. Tai vat ir iš mitybos biblijos, kad imuninė sistema absoliučiai priklauso nuo optimalaus vitaminų ir mineralų kiekio. Ir tai yra grina tiesa. Nes, nu, iš tikrųjų mes turime tą imuninę sistemą palaikyti, o tai yra be galo svarbu. Ir visa kita neteks prasmės, jeigu vis tiek mūsų organizme nebus to kuro. Ir čia prieiname prie mūsų tokių mitybos papildų, kad būtent, aš kaip sakau, man patiko visada organizmą lyginti su automobiliu ir su to kūro, ne, tos maistinės medžiagos yra kūras ir tam automobiliui irgi nesvarbu. Tu nori, kad važiuotų, tu turi pilti kūrą, jam nesvarbu, tu turi pinigų, neturi, tu turi supratimo, neturi supratimo, turi laiko įpilti, neturi. Kiek yra bakė kūro, tiek važiuos, nebebus, nevažiuos, taip ir pas mus. Gaunam iš maisto, viskas tvarkoja, negaunam, ne organizmo, ne jo reikalas, iš kur norit iš ten gaukit, bet jis turi gauti tam, kad veiktų normaliai, kad imuninė sistema veiktų ir visi kiti. Tai va, ir kaip geriausia yra papildyti tą mitybą, tai aišku, iš visaverčio maisto. Kaip mes kitaip galim ją papildyti. Tai tik iš to, ko nesuvalgoma, ne? Jeigu mes nevalgom kažkokių žolių, nevalgom kiekvieną dieną kažkokių grybų ar dar kažko, tai mes nelabai ir papildysim tą mitybą. Tai va, tai ir visi žinom, ką daro Neolife kompanija. Tai nežinau, iš tikrųjų aš čia gal greit prabėgsiu ir nebesinoriu pačių dalykų kartuoti ir kalbėti. Nuo 58 metų kūrė mums, tiems bėgantiems, skubantiems, nemiegantiems ir nesusipratusiems, kas dar nesusiprato, tos produktus, kurie iš tikrųjų palengvina mums gyvenimo kokybę. Ir šiandien aš suprantu tokį dalyką, kad jeigu ir ištiks alergijos, jeigu atsitinka gyvenime visokių dalykų, turime stresų, greitai nusalina ta imuninė sistema ar dar kažkas, visokių periodų. Ir jeigu tą vaistą suvartos, jis nesukels to šalutinių poveikių, jeigu šalia vis tiek mes stiprinsime imuninę sistemą. Tai ir su to vaistu jis lengviau susitvarkys ir to šalutinius poveikius greičiau, kaip pasakyti, išnešios ar išvalys. Tai bet kokiu atveju, kas be atsitiktų, ką be daryti, bet visada šalia stiprinti imuninę sistemą. Ir tam ir yra būtent sukurti šitie produktai, kad vartoti visą gyvenimą. Tai būtent pasaulinio lygio gydytojai, mokslininkai, sveikatos ekspertai būtent siekia sustabdyti prastėjančios sveikatos tendenciją ir sukūrė tokius produktus, kuriuos mes galėtume vartoti kiekvieną dieną, visą gyvenimą, nesvarbu, kažką papildomai darom, nedarom, bet jie su nieko, kaip sakau, nesimaišo, tiesiog šalia arba vietoj kažko ir stiprinamas. Tai yra nuostabūs žmonės, kurie kuria mums tuos puikius produktus, dėdami SAB ženklą ant kiekvieno produkto kaip savo kokybės ir efektyvumo garantą, kad jie mums nepakenks ir bus naudingi, kad tai yra ištirti, gryni, veiksmingi, išbandyti ir patvirtinti. Ir būtent tai yra patvirtinta ne tik mokslu, bet ir milijonai, daugybė patenkintų klientų savo, kaip sakyti, kailių
patyrė šių produktų naudą ir veiksmingumą ir kad kokybė be kompromisų. Man šitas irgi labai svarbus kaip vartotojui, kad aš galiu būti ramiai miegoti, duoti vaikam, duoti, nežinau, kūdikiam, gyvūnam jo ir kad tai tikrai nebus, kad kažkas ne taip suveiks. Ir apie tos produktus, kurie labiausiai yra reikalingi, kaip čia sakyti, svarbus, turint alergijų arba norint jų išvengti. Aš kaip sakau, visada geriau yra išvengti. Nes jeigu šiandien dar neturim alergijų, tai nežinau, kaip bus rytoj. Tai 2 produktai, aš labai, žinokit, nesiplėsiu, jūs norit pasipaveiksluokite, jeigu yra svečių, pasiklausit, vis tiek jūs nesiminsit visko, tiesiog buteliukus pasižiūrėkit. Tai aš kaip sakau, man patinka šitie produktai, man patinka juos vadinti kaip sveikatos pamatas. Tai yra, kaip namą statom nuo pamatų, tai yra sveikatos pamatas, o visą kitą lipdome aplink. Tai čia vat yra visa sveikatos grandinė, ne, visi gerieji riebalai, baltymai, mineralai, vitaminai, fermentai ir angliavandeniai. Tai vat visa tai yra arba formula 4, arba vaikiškas variantas vitasferas. Ir kartais atrodo vartojam kažkokius vitaminus, ne, labai stiprinam vieną kažkurią grandį arba mineralus. Irgi kartais ateina klientai, man tik mineralų kažkokių reikia, man tik kažkokių ten arba baltymų, bet jeigu visos kitos grandys bus silpnos arba bent viena bus silpna grandis, tai vis tiek nebus to pilno vaizdo ir to pilno sveiko gero imuniteto ir sveikatos nebus. Tai va čia yra imuniniai sistemai ir ne tik imuniniai sistemai, bet aš šiandien kalbėsiu, kas prie alergijų. Labai daug žmonių tiesiog formulą 4 vedus jau apsitvarko alergijas ir aš pati turiu klientę, neįsidėjau Provitalis, bet tai irgi vat, labai geras produktas, savo dukrai duodavo, irgi šienligės sirgo, tai užteko gal metų laiko, vien pavartoti Provitalį ir kitą pavasarį jau jinai pasitiko be šienligės. Tai vat atrodo kartais tiek ir te reikia šiek tiek sustiprinti kažkurią tai vieną grandį, kažkur kažko pritrūko, jaunas žmogus gal dar nebuvo labai stipriai susirgusi. Tai va, detoksikuoja nikotino kitus toksinus, o ką kalbėjom, bet padeda netgi detoksikuoti organizmą ir padeda kontroliuoti alerginės reakcijas, jeigu apie alergijas kalbėti, ir taip pat sakau, imuniniai sistemai. Apie žarnyną irgi kalbėjau, surišta tiesiai su smegenim ir su imuninė sistema, tai vėlgi imunitetui pagrindas gerosios žarnyno bakterijos, Neolife turi išskirtinį produktą, Gelgar technologija, kuri apsaugo tas gerasias žarnyno bakterijas, kad nesuirtų skrandyje. Kad tai yra platus spektras, ne vienos 2 rūšių bakterijos, kad yra 5 rūšių ir kiekvienos yra po milijardą. Ir būtent puikiai iš tikrųjų atstato imunitetą, padeda vat, ir esantiems simptomam, viduriuojant, ar sakykime, nesant pilvo pūtimų, kas ten irgi prie alergijų buvo parašyta. Pagrindinis yra prie odos problemų, berimai visokie ir tas pats vat, nosies bėgimas, vat, pastovus šniurkščiojimas, kai dažnai yra vat, sloga, ne va tokia bėga, tysta sloga. Tai žarnyno ir nosies gleivinės, tos mikrofloros yra lygiai tokios pat. Ir jeigu jau čia bėga, tai žinokit, kad žarnynas yra, nesveikuoja žarnynas. Tai ne nosį tvarkyti, o žarnyną. Ir aš pati turiu savo puikiausią receptą, man netgi nuo slogų, jeigu nekalbant apie šitą alergiją. Man pirmi vaistai, žinokit, yra nuo slogų. Gerosios žarnyno bakterijos. Bet tada reikia pagauti tą momentą. Jeigu jau ten įsisenėjo, ten, kaip sakykim, kaip pasiekmė, tai tada ne, daugiau reikia produktų, bet jeigu šiaip jau pradėjo labai čiaudyti ir paleido, tai aš vakareinant miegoti, taip nepabijau ir 8 kokias išgeriu, viskas iš šitą aš atsikeliu, man nosis sausa ir pamiršta slogą. Galime duoti nuo pat kūdikių į burnytę. Karotenoidai, tai čia imuniniai sistemai pats vienas svarbiausių reikalingiausių produktų iš vaisių, uogų ir daržovių. Ir su juo yra klinikiniai tyrimai atlikti, apie kuriuos galite paskaityti www.carotenoidcomplex.com. Tai čia tik prie alergijų, bet vėlgi pažiūrėkim, kiek daug dalykų daro. Ir jeigu palyginti, nes, sakykim, su prieš tai rodytus vaistus, vartojam vaistą ir ten mums išardo viską, sugriauna viską. O tai čia vartojam pastiprinti, nes, sakykim, imuninę sistemą ir apsaugot nuo alergijų, bet dar tuo pačiu rakytės pasistiprinam ir sąnariukus, ir širdį, ir žaizdos greičiau gyja, ir apsaugom nuo ligų, ir daug kitų dalykų dar papildomų gaunam. Tai karotenoidai, kam yra irgi pagrindė prie bronchų, kažkokių astmos, tokių irgi odos problemų, kas liečia alergijas, tai irgi labai svarbus. Flavonoidai irgi iš
natūralių spanguolių, kopūstų, žaliosios arbatos, burokėlių, šeivamedžio uogų, aviečių, vaivorų, raudonų, juodųjų vynuogių, apelsinų, citrinų. Taip pat yra ir imuniniai sistemai, ir kraujo formuliai pastiprinti, ir vėlgi, kam yra, sakykime, alergijos arba dažnai kartojasi kažkokie sirgimai su kvėpavimo takais, astmos, bronchitai, bronchai, sakykime, paskystinti gleivės, kam reikia vaikučiam išsikosėti greičiau, vat, jeigu yra klampios tos gleivės, veikia priešuždegimiškai ir turi daug kitokių gerų savybių. Tai va, gausa įvairiausių uogų, daržovių ir tu žinai, kad tai yra sveika, kad ten nebus chemikalų, kad tai yra išvalyta ir tavęs nealergizuos ir neturi tų šalutinių poveikių ir tau nesukels kažkokių tai neigiamų padarinių. Omega taip pat žinom prie imuninės sistemos ir taip pat omega yra prie vėlgi bronchitų, prie astmų, išvalo plaučių, bronchų alveolės. Mano sūnui omega, būtent Nelife omega 3, tai būdavo pats pagrindinis produktas, užėjus laringitui. Naktį pradėjus jam, taip, kaip šuniukas, žinot, kai loja, koso, mano brolis yra nuo mažens užaugęs su to laringito, aš jau jo bijodavau labai, nes mačiau, kiek mama pravargdavo, kiek jį visą mėlynuojantį veždavo į ligoninę, nes užsmaugdavo tas laringitas. Tai iš tikrųjų labai, aš vaikystėje mačiau baisi liga, tai vat sūnui yra keletą kartų užėjo, tai būdavo naktį pasižadino, aš kokias 4 kapsulės suduodė omegos ir viskas praeina porą valandų, jis pradeda šlapiai kosėti ir atkoso ir greičiau išsivalo viskas ir uždegimus visus nuima. Tai va, vėlgi atlikti klinikiniai tyrimai, mūsų omega yra išvalyta, potencialiai nuo 200 teršalų, kurių leidžiama norma yra 0, galima duoti kūdikiam nuo gimimo. Ir tai yra tik švari lašiša, ančiuviai, sardinės ir tai yra iš raumens paimta, ne iš kokių pelekų ar kepenų. Tai va, pasiskaitęs, iš tikrųjų daugybei padeda kitoms, sakykime, organizmo sistemoms. Vitaminas C, kaip ir imuniniai sistemai, bet turiu taip pat labai nemažai patirčių, esant, sakykime, tokiom problemom kaip žvynelinė ir dermatitas ir vartojant kitus papildus kažkaip, vat, atrodo, nesitvarkė ir tik įvedus vitaminą C pradėtų raikytis labai greitai odelė. Tai va, kartais atrodo trūksta kažkokios vienos dalies ir atrodo ir žinom, kad reikia to ir to ir to, bet vat, užteko įvesti C vitaminą ir žaibiškai viskas pradėjo tvarkytis. Tai yra be dirbtinių dažiklių, be saldiklių konservantų ir tokia forma, kaip randama gamtoje, pilna forma, tai nėra viena dalis išimta. Tai vėlgi ir maža kraujystė, ir stiprinti kraujagyslės, jeigu mano mamos irgi patirtis prie kraujotakos sutrikimų, kad ir nesusijęs su alergija, bet taip pat atrodo ir omega, ir kalcį, ir magnį, ir kitus naudoja, bet atrodo vis tiek nesitvarkė kraujospūdis ir užteko įvesti C vitaminą ir viskas labai gražiai susibalansavo. Tai vitaminas C toks irgi labai landus ir prie visur jo reikia. Jis prikimba prie visur, kur reikia ir pastiprina, kaip sako, paturbina tą patį E vitaminą ir kitų dalykų. Vegan D, apie D turbūt pastaraisiais metais nemažai išgirdome, ne? Tai jau prie tų virusų visų įvairiausių, jau ir medikai rekomendavo griežtai vartoti visiems, palaikyti kraujyje. Tai va, žinom, kaip imuniniai sistemai, šiai dienai imuniniai sistemai jis be galo svarbus ir vienas iš tokių svarbesnių. Ir būtent apsaugoti plaučius, bronchus nuo komplikacijų. Ir stipresnė žodžio apsauga yra apsaugoti virusų nuo virusų ir bakterijų. Organizmas įgauna tokią, jis žodžiu pasistiprina. Tai va, ir kalcių, ir magnių pasisavinti prie imuninės sistemos. Ir tai yra pilna formulė D2 ir D3. Tai yra vėlgi natūralus ir veganiškas. Jo yra galbūt kartais atrodo žmonėm, kodėl yra nedidelė jo koncentracija, kiekį, ir man patiko nesenai, kai klausėm mūsų produktų žinovo Roberto Liberijo, jo atsakymas buvo, kodėl, nes kai kartais žmonės pasižiūri, kodėl Nelife vitaminas D yra, tikrai, atrodo labai mažai, ten kitur tūkstančiais yra.
Todėl, kad vitaminas D dideliais koncentracijom, dideliais kiekiais yra toksiškas organizmui. Tai tiesiog dėl to, kad mes nežinom, kiek jo reikia ir kai užsivarai tas 1000 dozes, tu nežinai, ar tu labiau savo padėsi ar pakenksi. O tai va šitas produktas yra palaikymui. Tai va palaikymui nuolat vartojant, susikeli, reikia nedaugiau ir mūsų sūnui, sakykime, padariau kraujo tyrimą, jis labai augantis yra. Vienais metais turbūt užpernai gal tas šuolis buvo 12-13 metų, ne 13-14, tai per metus išaugo 14 cm. Ir pas gydytoją nuėjus iš karto liepė daryti D tyrimą. Tai sako, turbūt jau ten bus katastrofa ir man, nuostabai, iš tikrųjų jis yra sportuojantis. Buvo trūkumas, bet buvo labai minimalus, ten buvo žemiau normos. Tai iš tikrųjų tai toks augimas, bet ir tai buvo rekomenduota po 4000 tarptautinių vienetų. Gydytojai žino, kad mes vartojame Neolife, jinai nerekomendavo jokių papildų, sako, jūs turit savo, bet pasiskaičiuokit kiek. Tai aš ir daviau, kad jam sukelti po 20 tablečių. Mes susikėlėm iki normos ir palaikymui. Tiesiog užtenka po keletą tų tablečių, bet tai turi būti pastoviai palaikymas ir jis nenukris iki tiek, kad reikėtų paskui tų 1000 dozių. Tai va, mūsų jis yra netoksiškas, nes yra nedidelis kiekis, tai va ir nepadauginsime. Betaguardas prie alergijų, tai čia yra numeris 1, jeigu jūs turite alergijas, bet kokias tai jau būtinai turėti. Ir man pačiai buvo, kai buvo tas slogas, sakykime, mane, nes betaguardė yra cinko. O su sloga išeina cinkas iš organizmo. Ir kai tu labai daug čiaudai, akis ašaruoja, išeina cinkas, vėlgi cinkas imuniniai sistemai. Jeigu tur, kam išeiti? Nes cinko mes to maisto labai mažai galim iš kur gauti. Taip, kad ir mažai gaunam, bet ir tai, ką turim, jis labai išeina, tai va ir vyram labai jo reikia. Ir man iš tikrųjų buvo išsigelbėjimas pakeisti vaistus, dar kai nebuvo daug to supratimo ir to žinojimo apie tos ir apie papildus ir apskritai, tai iš tikrųjų betaguardas man buvo išsigelbėjimas, nes man labai nuimdavo tą ir čiaudulį, ir akių perštėjimą. Jis yra natūralus detoksikatorius, labai iš organizmo išvalo ir cheminės medžiagas, ir sunkiuosius metalus, tai va, kas dirbate kažkokiose tai sąlygose kenksmingose, tai va. Unikalios sudėties iš tikrųjų yra Artūro Firsto, vieno iš mokslo patarėjų tarybos įkūrėjo autorinis darbas, puikus produktas ir ne tik nuo alergijų, bet ir nuo virusų, ir nuo kitokių negalavimų, bet prie alergijų tai yra vienas būtiniausių. Ir vėliau jau atsirado cinkas, kaip ir sakiau, tokiom staigiom reakcijom. Turiu reakciją ant sūnaus su dilgėline. Tada mes dar, man atrodo, nebuvo pas mus rinkoje cinko, bet jau gaudavom iš Amerikos. Ir sūnus, jisai iš vis negavęs yra vaistų, gal vieną kokią dozę, vieną antibiotikų dozę yra gavęs, ne kursą, bet dozę. Ir jį ištiko dilgėlinė reakcija, kaip ir ten kalbėjom, nuo vienos dozės. Ir vieną kartą yra mažiukas gavęs gal to paties nurofeno, nežinau, nuo temperatūros, kažkurio to tokio skysto tokie būdavo irgi, nuo temperatūros irgi vieną dozę gavo, irgi ištiko dilgėlinė reakcija. Ir nuo to laiko aš daugiau vaikui nedrįsau duoti jokių vaistų. Ir kai nueidavom kažkur pas gydytojus, ar dantis taisys, ar dar kažkur, tai visiems toks būdavo šokas, kaip, sakau, jis alergiškas vaistams, kaip alergiškas vaistams, tai va taip. Ir žodžiu, situacija tokia, kad jis vaikas parbėgęs, mažas dar buvo, nusilupo nenuplautą apelsiną. Tiesiog buvo padėta ant stalo ir jis pačiupinėjo su rankytėm ir nusilupo nenuplautą apelsiną ir suvalgė. Ir labai greitai, iš tikrųjų, jis, gal mes jau miegotumėm ar kažkaip, ir visą pradėjusi verkti, ateinu, visas, ta tokia, baisi reakcija, iš tikrųjų, kaip nudegęs, visą odą ir toks patinęs ir visas. Tai, nemiegot, buvo dienos metas. Tai iš tikrųjų nežinau, ką duoti, tų vaistų jau beduoti. Tai kas mumis gelbėjo, tai va cinkas, greit susiskambinom su žmonėm, kurie daugiau išmano, tai va sako, daug cinko. Tai jis buvo gal 4, gal 5 metų, tai įsivaizduokit, jam sudaviau, duodu cinką, jis išgeria ir iškart vemia. Suduodu ir vemia. Tai kokias 7 va taip daviau ir jis visas, išvėmė lauk. Tai va, kaip sako, cinkas labai staigiai suriša sunkiuosius metalus, visus labai staigiai ir šalina iš organizmo. Taip yra ir apsinuodėjus, ne, kaip apsinuodėjim alkoholį ar maistu ar kažko, aš pati esu apsinuodėjus irgi su tam tikru aerozoliniu tokiu purškalu, irgi labai buvo blogai, tai va irgi geriau betaguardo, cinko, tai va staigiai irgi suriša ir meta lauk.
Ir tada vandens daug daviau ir buvo rekomendacija duoti kalcio magnio, dar parodysiu. Nu, apramina, kalcis magnis tą niežulį nuima, apramina. Ir per porą dienų tai po truputį nuslinko. Tada jau po kiek laiko, gal po kokios valandos vėl daviau cinko, jau tada nebevėmė, jau tada priėmė vieną cinką, kitą cinką kalcio. Ir iš tikrųjų susitvarkėm per porą dienų, tai va daugiau nebėra buvę. Bet va tokių reakcijų kartais būna. Tai cinkas iš tikrųjų kaip pirma pagalba ir žinom, kad yra chelatinta forma, tai reiškia pagerina absorbciją ir nedirgina virškinimo trakto, kas būna su, sakykime, pavieniais mineralais, kurie yra po vieną, tai labai dažnai žmonės bijo, sako, ar nesudirgin žarnyno. Tai va mūsų nedirgina, nes yra chelatinta forma, apvilkta į amino rūgštis. Tai va, tai perskaitė daugiau, kam cinkas yra reikalingas. Ir kalcis magnis, jau kaip ir minėjau, kodėl prie alergijų, tai būtent viena jo funkcija yra apraminimas, vat būtent magnio. Jeigu, sakykime, niežti labai, nežėjimas, bėrimai kažkokie ir dar ką atlieka magnis labiau, tai ta vėlgi kaip detoksikatoriaus funkcija, nes magnis irgi išneša iš organizmo tas vadinamas šiukšles, toksinus. Tai va, turime visiškai veganišką magnį, kam trūkumas yra didesnis arba kalcis magnis su vitaminu D. Ir paskutinis produktas prie alergijų, tai yra jau man buvo iš tikrųjų ta galutinė pagalba, nes aš kai turėjau šienligę ir iš tikrųjų, kai ir buvau apsitvarkiusi viską, bet dar tokiais momentais, rugpjūčio mėnesį, aš kaip sakau, man tokia buvo rugpjūtinė šienligė, aš nesuprantu iš kur, kodėl, bet man buvo rugpjūčio 1 ir man prasideda vėl ta nosies bėgimas. Visus metus nieko, nuo rugpjūčio 1 ir taip kokį porą mėnesių vis tiek bėgdavo ta nosis. Iki kol atsirado respiksas. Tai va, kiek metų jau yra respiksas, prieš tai dar iš Amerikos siųsdavomis, tai jau nebėra tos problemos. Daugybė, nežinau, kiek kartų pasitvirtinęs produktas visiems turintiems šienligę ir kitokias panašias alergijas, kas liečia akių ašarojimą, čiaudulį. Tai be galo geras produktas. Tai va, ta mano, aš sakiau, influencerė, tai va, būtent jau aš nebeiškentusi, sakau, nu bent tą pabandyk, jau čia iš žolelių, jau čia nieko nėra, tai jo, gerai duok, tai labai džiaugiasi. Aš sakiau, tau rezultato nebus iš karto, nebus staigaus, nes, nu, tai yra gan įsisenėjusi liga, bet po kokių 2 savaičių jinai net įsidėjusi, žiūriu istoriją viešai, labai džiaugiasi šito produkto, sako, iš tikrųjų labai man suveikė alergijai, tai vat, labai rekomendavo ir kitiems. Tai netgi, nu, va, tokiais, bet jis yra vartojamas tik simptomams, kaip sakyti, jis nėra vartojamas pastoviai, tik tada, kai yra problema. Ir jau sudėtis tai yra grynai žolelis. Taip pat labai gerai, kai gerklė skauda pačiulpti, kai kimsta gerklė, kai sloga, šiaip užpuola. Puikus yra produktas. Ir dabar sudėjau tokius bazinius. Ką man daryti dabar, bet man yra alergijos arba nenoriu, kaip man tą imuninę sistemą susistiprinti. Tai čia tokie baziniai, sakykime, čia visur matot, kur yra 2, tai čia jeigu vaikui, tai imam vitas skvieras ir visus kitus, jeigu suaugusiam formula 4, nu arba formula 4 plus be geležies ir šalia visą kitą eina. Tai čia va tokia kaip ir bazė imuniniai sistemai nuolat palaikyti ir ją pastiprinti. Tai šienligiai vėlgi produktai, bet sakau, patirčių yra labai įvairių, yra buvę, kam suveikė vien formula 4, yra buvę, kam, vat, girdėjom dabar savaitgalį vien karotenoid kompleksas suveikė, bet tiesiog, vat, nu, imuninę sistemą kažkom palaikyti pastoviai, čia priklauso nuo būklės. Kiek esam susirgę, kiek mums tos pagalbos reikia, kiek sveikai maitinamės, kiek iš tikrųjų kitokių turim problemų. Astmai, vėlgi čia sudėjau gal vaikams, vaikišką tą tokį, nes ir prie astmos magnezium labai svarbus praplėsti, ypatingai, vat, kai jau užeina tie priepuoliai, tai magneziumas jisai praplečia, neleidžia dusti ir visi kiti produktai. Maisto alergija, kas turi kažkokie maisto produktam. Tai pirmiausia, vėlgi nustoti, aišku, reikėtų išsiaiškinus nustoti save alergizuoti ir pašalinti iš savo mitybos raciono tuos maisto produktus, kuriem esame alergiški. Bet, kaip patirtis rodo, susitvarkius problemą, galima ir vėl grįžti prie tų maisto produktų, tik jau nepiknaudžiaujant, o tiesiog, bet nereikia savęs kankinti ir draskyti, kad visiškai negaliu valgyti to nuo 3.
susistiprinus viskas yra tvarkoj. Ir dilgėliniai, va, kaip sakiau, mano patirtis su sūnum ir va, su alijošiaus gėliukų galima tepti tas vietas, kad nuimtų šiek tiek niežėjimą. Ir va, būtent betaguadas arba cinkas, ką turime, kad mestų lauk ir kalcis, kada pramintų. Ir acidofilus būtent irgi žarnynų. Dermatitą, kas turi odos tą problemą, tai va irgi šitie produktai, arba vaikui, arba suaugusiam formulai tai turi. Tai tokios va pagrindinės gal problemos su alergija, kas yra, ir aišku, žinoma, pirmiausia, bet kokią alergiją turint, viską šveisti iš namų. Ir žinokit, netinka netgi tie dalykai, kai žmonės sako, aš naudoju neutralą, aš naudoju ten kažkokį iš parduotuvės alergiškiam, aš naudoju ten nieko panašaus, kol vis tiek neišmeta iš tos baisiosios chemijos, tol tikrai nepasitrauks nei viena alergija. Tai va, pirmiausia, nuo tų paprastų dalykų pradėti ir, aš kaip sakau, tai turi būti nuolatinis ir pastovus darbas. Tai va, chemiją patraukti iš namų ir stiprinti imuninę sistemą. Ir bus viskas tvarkoja. Mūsų produktai, mūsų priemonės, tai yra žaliosios, jau nuo 60-ųjų metų. Jos suyra gamtoje ir visiškai neturi žalingo poveikio, net liečiantis, nes labai gerai išsiskalauja, jos yra koncentruotos, labai nedaug tai reikia, reaguoja su vandeniu ir puikus yra pagalbininkai. Ir dar viena yra tokia priežastis, jeigu jau visai niekas nepadeda, jau žinom, šiai dienai, kad mes turim ne tik fizinį kūną. Ir tai yra labai dažna problema ir aš save buvau pagavusi šitoje vietoje, iš kur tos alergijos, tai irgi turi labai didelę reikšmę. Tai va, tie vidiniai prieštaravimai, tai va, ir tuos dalykus tvarkyti. Aš kaip sakau, mūsų fizinis kūnas, tai yra ne tik fizinis kūnas, tai yra ir apskritai sveikata, tai nėra vien tik fizinio kūno stiprinimas, tai yra bendras, turime tom abiem kojom žygiuoti ir viską tvarkyti. Neužtenka vien šito, fizinį kūną irgi reikės tvarkyti, bet vien fizinį kūną kartais irgi neužtenka tvarkyti, reikia dar paieškoti ir šiek tiek giliau. Tai viskas tiek.